Donatas Sabeckis iš toli 3 taškai. Čia gražus blokas. Tikėjomės jų gero žaidimo, bet matot, gerai susigynėm ir tiesiog laimėjom. Išjungiam jų pagrindinį žaidėją Paulių Kleizą. Kaip ir minėjau interviu, norėjom visi parodyti, kad jisai pasirinko ne tą komandą šiam sezonui. Ir tiek, stengiamės visi būti geresni už juos, nes labai daug ką turim įrodyti ir tiesiog buvom geresnė komanda už juos. Pergalės priežastis gera gynyba, ne? Jo, manyčiau, gera gynyba, patys trečiam kėliny pasistatėm aikštę, jie nesugebėjo net užpūti daug atakų iš eilės ir labai išbėgom į greitą daug ir tiesiog tai buvo lemiamas faktorius. Aišku, šiandien baisiai prastai pataikėm baudas, bet ką padarys, svarbu laimėjom. Irgi neblizgėjo. Tas trečias kėlinys, galim sakyti, buvo ir tau labai sėkmingas, ar ne? Na, tiesiog atsidūriau atakų smaigalė ir tiek, tai buvo paprasti metimai ant greitų atakų. Užbėgau ir tiek, nebuvo nieko sudėtingo, bet aišku, gera gynyba, svarbiausia. Nieko nežinau, treneris pastatė į zonos gynybą, zona pasiteisino, manau, tai ir nulėmė mūsų varžybų tą tokį pranašumą ir pergalę. O tas toks jauduliukas prieš šias pirmasis rungtynės? Nu, komanda nauja, labai daug naujų žaidėjų. Buvo neaišku, ar susilošim iš pirmų varžybų, ar kaip bus, bet rezultatas parodė, kad visai neblogai gavosi. Pačiam rungtynių pradžia lyg ir nebuvo tokia geras greitas pražangas, bet vėliau, na, fantastiškas dvigubas dublis ir puikios rungtynės. Nu, iš pradžių išėjau kažkaip, gal nežinau, gal noriu biškį perdėgiau, 3 greitas pražangas gavau, treneris pasodino ant suolio, kad negaučiau daugiau, o po to išėjau, norėjau rodyti, ką galiu, taip gavosi. Pirma pergalė labai svarbu psichologiškai komandai, nes yra naujai suburta komanda. Man atrodo, teigiamos emocijos, rytoj važiuosim į kitas varžybas su tuo užtaisu, geruoju užtaisu, kur šiandien tuo pasisėmėm. Asmeniškai gynėmės, nu kaip ir taškas į tašką, kaip ir buvom, nusprendėm po ilgosios pertraukos įmesti kažko tai netikėtumų priešininkui gal, kaip sakant, pasiteisins. Ir pasiteisins iki pat varžybų galo. Jie netaiklus baudų metimai tiek mūsų ekipai, tiek ir varžoms, tai čia jau startinio jaudulio pasekmė. Taip, gali būti, bet aš kaip sakau, jeigu tu per treniruotės meti iš 10-10, tai stengiasi ir per varžybas bent jau mes iš 10-8. Bet mes tą spragą, kaip sakant, stengsimės pataisyti ir gal nereiks tiek ilgai, kaip sakau, kankintis su priešininkais. Būtumėm, jeigu sumetę daugiau baudų, būtų gal kitas rezultatas. Tai turim kur dirbti, kaip sakau.